Gyveni savo gyvenimą laimingiausiai ir kažkoks negatyvus, apsopa, tai visiškai nesupranti iš ko ar kas vyks, kodėl ką. Ir tu nervintis, pradedi lendi to negatyvą, įkrenti, kruokį, nerviniais, pyksti, viskas. Bet tu žinojai, kad tu gali bet kokį negatyvą, kad išlendi tavo gyvenimą, pakeisti į pozityvą. Ko aš dabar turiu omeny? Dabar situacija įsivaizduoju, ne? Tu esi darbi, tave išmeti iš darbo bosas. Tu savo kon dabar išmeti iš darbo. Vietoj to, kad tu nueitum dabar eitum verkti, kriokti, nervintis, kodėl aš, gailestauti, tiesiog tokias emocijas jausti. Vietoj to, tu gali paimti ir pastebėti tą dalyką, kaip galimybę. Tai yra galimybė tau pastebėti šitą situaciją įsiklošiusią ir duoti reikšmėje, kur galbūt tu nepageidavai, kada susiklostytų, bet taip atsitiko dėl priežasties. Tai tu paėmi šitą dalyką, tu pastebi, kad čia ir galimybė man pradėti mano svajonių veiklą, kur aš tiek norėjau pradėti ir niekada turėjau laiką. Dabar šitais man visą tą atsiunti šitą sinchronizaciją, kad aš galėčiau pradėti užsiimti savo aistrą, kuri yra mano mėgstamiausias dalykas – eiti siūti, pavyzdžiui. Taip, tu jau automatiškai paverti tai iš negatyvą į pozityvą ir čia buvo pats paprasčiausias pavyzdys. Tai gali būti milijardą galimybių pavyzdžių, kokių tik įmanoma ir nes bet koks negatyvas gali būti paversti į pozityvą. Tai dabar dar viena situacija, ne? Dabar tarkim, tu net nerandi kažkokios pamokos ar kažkokios galimybės, dėl ko tu gali paversti šitą dalyką iš negatyvą į pozityvą. Jeigu tu jau antiek stengies, bet nieko nerandi, žinai, kas ir faina, kaip tu gali tai paversti irgi, tu jau gali pamatyti, kad va, čia ir kažkas, ko aš nemėgstu. Bet aš žinau, ko aš mėgstu. Tai aš dabar matau kontrastą tarp ko aš nemėgstu, ko nepageidauju, tarp ko aš mėgstu ir ko pageidauju. Tu jau tada automatiškai jau paverti iš negatyvą šitą susiklojusią situaciją į pozityvą. Kaip pamoką, kaip galimybę pastebėti tai, kas tau buvo nepastebima prieš tai. Visada tau atsiunt šitas situacijas, šitas sinchronizacijas visada su priežastim. Ir nesvarbu, kas įvyks tavo gyvenime. Absoliučiai nesvarbu. Svarbiausia, ką tu darai su tai.